čia šitas toks geras, paklausykit. Jeigu tau atrodo, kad tau yra sunku laikytis disciplinos ir tau trūksta valios, tai aš tau galiu atskleisti vieną paslaptį, kad tau jos netrūksta. Tu jau esi disciplinuotas žmogus, nes disciplina nėra tai, kad aš priversiu save padaryti kažką ir per negaliu. Disciplina yra palaikymas to, koks tu esi žmogus. Ir kodėl aš sakau, kad pokytis vyksta aplamai didžiausias ne per discipliną, ne per valią, ne per kažkokią jėgą didžiulę, bet per vidinį pokytį. Nes kada tu eini į terapiją, kai tu grynini save, kai tu sprendi save ir savo problemas, įsigilini jas, o ne nuo jų bėgi, tas pokytis vidinis tave pakeičia iš esmės. Ir tada tavo disciplina tampa palaikyti tą žmogų, koksai tu esi. Jeigu tu norėjai visada maitintis sveikai, norėjai eiti į sporto salę, norėjai būti fit girl, bet niekada to nepavyko padaryti ir po savaitės dingdavo motyvacija, nes tu viduje jautiesi neverta turėti gražaus kūno, tu nematai vertės, tu nesi žmogus, kuris viduje turi gražų kūną, kuris vertina save. Bet jeigu tu nueini ir išsiaiškini su pagalba, nueini į tą vietą, kur slypi būtent šita esybė, kur slypi tavo vertė, tavo kaip moters vertė, tu padarai pokytį, tu pamatai savo vertę, tu pamatai sportą iš visai kitos perspektyvos, tu tampi pirmiausia viduje žmogus, kuris sportuoja, žmogus, kuris rūpinasi savimi. Ir tu tada įgauni discipliną išoriniam pasauliu palaikyti tą identiteto dalį, kurią tu tapai, atradai.